Taigi sveiki visi, čia su jumis aš Best Gamer ir kaip matote šiandieną aš žaisiu tokį žaidimą kaip ir Color Switch. Jo, daug gal šito žaidimo, kai žinote. Ir jo, čia toks yra azartinis žaidimas ir čia kaip ir challenge yra. Tai jo, čia yra Color Switch, tikrai atsisiųskit šitą žaidimą ir pradėkime. Va, čia taip easy pradžioj būna, paskui sunkoka. Ir va, matot, čia reikia, yra toks kamuoliukas ir reikia į tą pačią spalvą pataikyti. Tai man visai neblogas šitas žaidimukas, bet aš jį išbandysiu ir vėliau. Ir iškart sakau, užeikite į mano kanalą Slancraft, ten jau esu nufilmavęs GTA San Andreaso video, filmuosiu tiksliau. Ir aš jį kelsiu, jūs būtinai palaikinkite, bus GTA San Andreasas, iškart sakau. Filmuosiu per S3 Neo Galaxy. Nu, per kitą telefoną, bet ne per šitą, nes man nepaneša ant šito. Nu, paneštų, bet vietos mažai labai yra. Ir jau filmuosiu GTA San Andreasą kaip ir išleidimo sezoną. Ir ten bus, pažiūrėkite būtinai, ten mano antrasis kanalas. Bet ten yra biški daugiau mano gerbėjų negu čia, bet aš naują sukūriau šiaip žaidimams pakelti irgi. Ir biški dabar nesiseka kažkaip, nes pirmą kartą lošiu iš tikro. Man draugas pasakė, toks Gustis Gaming, kad palošti ir dar sužinau biški, bet galvau, čia nesąmonė bus, bet šiaip visai įdomus žaidimas. Tai galite soundus prastai girdėtite, jo, negirdėtite, o girdėti, jo. Ir lošim, tai dabar susikaupkime labai, taip aš galiu kalbėti, man išeina žaisti. Nu, fuck. Matote, nekas mums su lošimu. Nu jo, čia rūžavai, čia irgi rūžavai. Dabar reikia pataikyti į geltoną. Fuck, sunku žaidimas, iš tikro galit pabandyti. Iš tikrųjų, man jis nela... Nu, fuck, aš biškai užsižiapsojau. Nu, sorry, čia reklama. Dabar biški atsinaujinę Stelą buvau, dabar biški mažiau lago ir atsisiunčiau du baterį saver, nes jis tikrai padeda, atsisiųskit, aišku. Ir dabar to glitcho nebėra kažkokio. Sorry, išėjau. Matote, nėra to glitcho vapšė. Ir jo, dabar aš ant telefono siunčiuosi GTA San Andreasą ir dabar man atsisiuntė kiam 2 procentų, nes aš dabar žiūriu, kiek atsisiuntė ir jo atsisiųsiu ir iškart sakau filmuosiu. O mes pirmą kartą čia esam tikrai. Ir wow, biški per gerai varau. Jo, spėjau. What the fuck, kaip čia... Wow, man čia gerai pavyko. Va čia ir sunkiausia vieta ir yra va taip. Jo. Ir kaip ir... Palaukit biškin. Padarysiu vieną dalyką, bet sorry už tai, kad aš čia nesustabdau ir va pašalinau vieną žaidimą. Na, šiaip geometriją žaidžiau, bet pašalinau jį, nes užkniso pradėjau telą daužyti, ten viską daryti, karočią, nes žaidžiau tokį lygį Javbreaker, ar kaip jis ten Speedracer, nežinau jo pavadinimo, ir Javbreaker, ir Speedracer rašiau, tai žiauriai feilinau ir pradėjau trankyti telą ir labai dabar gaila paliko ir nebenoriu, karočią, trankyti. Šitas geimas irgi biški nervus kartais nuima, bet netiek jau daug, kiek geometrijų. Siūlau, kam yra tie nervai tokie labai paprasti, jie greit nusiema, tai nežais geometrijų dašo, nes jeigu silpni nervai, tai gali, nežinau, išprotės žmogus gali. Nu, ten neįmanoma žaidimas šiaip. Man tai aš į biškių prasilošęs, tai dabar labiau geriau žaidžiu. Nes pereinu aš problemas, tik nueikite mano Slancraft kanalą ir ten pamatysite. Ten berods turiu 103 kažkelis subscriberius. Ir jo tikrai, sakau, neloškit geometriją daš, nes sakau, gali nervai pakenkti tie, kas lošia geometriją daš, iškart visus perspėjau.
Šitas žaidimas nelabai pakelia nervų, nebent jeigu esi irgi blogos įtakos kaip ir. Va čia bus ir sunku. Ne, čia šiaip lengva. Nors sunku šiaip. Toks visai neblogas žaidimukas ir manau šiam epizodui tiek. Aišku, žiūrėkite į kanalą Slangcraft, pažiūrėkite ten, jau greit filmuosiu GTA video, gal už į 9 minučių, nes man dabar 9 minutės liko, kol atsisiūs. Ir taigi, su jumis buvau aš. Užmiršau padimą, karoči, Best Gamer. Taigi, sakau jums like, subscribe mane ir sakau jums iki. Ir laukite kitų epizodų. Jeigu norit, kad filmuočiau šitą žaidimą, rašykite, kad filmuočiau. Tai jo, iki.